net ir karjeros pradžioje ne vienas sportininkas galvoja apie ateitį. Kartais sėkmingai pradėjus karjerą atletą netikėtai pristabdo trauma. Lietuvos sporto universitete siekti treniravimo mokslo žinių pasiryžo ne vienas sportininkas. Tarp jų Europos čempionai Dainius Šalenga, Donatas Lanina, Lietuvos rinktinės ir NBA klubo Toronto Raptors žaidėjas Jonas Valančiūnas. Džiugu, kad gavau šansą taip galvoti apie ateitį, ne tik tai apie dabartį. Tai džiugu, kad jūs man padėjot ir galėsiu mokintis toliau. Ne tik tai krepšinio aikštelė, bet ir mokyklos suole. Jums yra šansas perimti galbūt, ne per vieną kartą, ne per du, bet tikrai jo patirtį, kaip tą metimą statyti, kamuolį išdėti. Per visą, sakykime, karjerą buvo daug begalė trenerių, begalė sistemų, pasiruošimo momentų ir visa kita. Ir dažnai kildavo klausimas, kodėl mes pas vieną trenerį darom vienaip, o pas kitą kitaip. Tiesiog tie klausimai, kurie ateina savaime, natūralu, kad geriau žinoti atsakymus pačiam į šitos klausimus ir daryti savo sistemą. Sakykime, kurti savo pasiruošimą, o kaip kursi, reikia žinių. Todėl aš čia esu. Tai aš tai ir noriu pabrėžti, kad galvoju apie ateitį ir bandau pasirinkti kelius po karjeros, kas gali būti, kur daugiau linkstų pats. Manau, tai pirmiausia labai gerą žingsnį žengė Jonas, dėl to, kad pasirinko Lietuvos sporto universitetą. Tai Lietuvoje tokių studijų kitur nėra galimybių gauti. Neabejotinai, nėra daug pasaulio universitetų, kur galėtum pasirinkti būtent krepšinio trenerio specialybę. Gerai, o tau dabar pirmą knygą. Sportininkai tapo laisvaisiais klausytojais. Klausytojas nėra universiteto studentas, jis pasirenka norimus studijų modulius ir laiko egzaminus, o po metų turi galimybę tapti tikru studentu. Man svarbiausia tos žinios, kurias galėčiau, sakykime, vienaip ar kitaip priderinti su krepšinio elementais, su, sakykime, pasiruošimo elementais. Kiek daryti, kiek galima apkrauti, kiek negalima apkrauti. Va šitie klausimai, sakykime. Tai kiekvieną dieną, kiekvienais metais, kiekvienais, sakykime, turi eiti prieki, tobulėti. Krepšininkai teigia, kad jie nori ne tik įgyti žinių, bet ir jomis pasidalyti. Sportininkai sukaupė didelę patirtį, o ateityje tapę treneriais ją pritaikys ir už aikštelės ribų. Sportininkams sudaroma lanksti studijų programa, todėl jie gali derinti sportą ir studijas. Ir krepšinis yra mano viskas kol kas, visa profesija, tai ir nenori keisti kažkokių krypčių ir būti po karjeros nebegali būti, negali turėti antros karjeros, tai gali būti tik tai treneris, tai pasirinkau trenerio kelią. Jonas ne vienas toks studentas, mes turim netgi Jungtinėse Amerikos valstijose studijuojančių studentų, kuriem esam sudarę lankstų studijavimo grafiką. Vienus mokslo metus jie studijuoja per 2 mokslo metus. Tai gabūs studentai, tie, kas siekia karjeros, galvoja apie savo ateitį, jie grįžta į Lietuvą ir atsiskaito visas užduotas užduotis ir tikrai nematau jokių problemų, kad Jonas negalėtų baigti studijų. Tikrai galimybę sudarom geras ir linkim tik jam gerų studijų. Lietuvos sporto universitete buvo priimtinos sąlygos, buvo geras sudarytas grafikas, vis tiek tenka keliauti nemažai, tai buvo tikrai geros sąlygos, todėl pasirinkau Lietuvos sporto universitetą. Aš žinių noriu, o trenerių tiesiog sakau, reikia žinoti truputėlį daugiau žinių ir sakau, matysim, kaip mes susidėliosim tas visus, ar važiuoti reikės, ar kažkiek taip pažiūrėsim, tą grafiką suderinsim. Žinių niekada nebus per daug. Geriau pačiam žinoti, negu kažkieno tai klausti. Lietuvos sporto universitetas vienintelis šalyje rengia sporto šakų trenerius, o studijų programa treniravimo sistemos yra tarp 10 populiariausių studijų programų šalyje. Be to, LSU kartu su Anglijos Worcesterio universitetu rengia krepšinio trenerių magistro studijų programą. Kas be ko dabar jau reikės su knygom pridėti.